Labas rytas, čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Bėgiodama šį rytą, tą jėgos valandą, prabėgau pro šitą ežerą ir man atėjo tokia mintis. Ar kartais būna taip gyvenime, kad realybė yra truputį kitokia, negu mes ją matom? Ar kažkas pasilgia taip, o mes iš karto padarom išvadas, bet nelabai teisingas? Arba būnam susijaudinę, susinervavę, arba kažkaip susidirginę ir pamatom pasaulį visiškai kitokį. Žmogus, tarkim, nekelia ragelio. Jūsų draugė vėluoja iš darbo, jūs paskambinat neryšio zoną ir kokios mintis kyla galvoj. Na, aišku, kad ne visada geriausios. Ir mūsų susijaudinimas būtent iškraipo realybę, kuri yra iš tikrųjų. Jūs matot šitą vandenį už mano nugaros? Kaip atsispindi medžiai, šakos, lapai. Kaip veidrodė. O dabar įsivaizduokit, kad jeigu tą vandenį kažkas subanguotų. Tarkim taip. Vaizdas kažkodėl susibangavo, išsikreipė. Ar tie medžiai yra tokie iškreipti? Ar jie tokie banguojantis? Nu, ne visada. Tai turbūt jūs pagavot, kame čia yra esmė. Būtent rami būsena suteikia mums pamatyti realybę tikrą. Kiek kartą buvau susidūręs su tokia patirtim, kad esi susijaudinęs, bet padarai tam tikras išvadas, o visiškai kitaip. Arba atvirkščiai. Žinai, kad turi padaryti kažkokį sprendimą, turi paskambinti klientui. Esi sunerimęs, nuo to momento neskambinkit klientui. Pasivaikščiokit, pakvėpuokit giliai tiesiog ir pamatysit, kad būtent ta realybė, tos išankstinės nuostatos visiškai neturi jokio pagrindo. Taigi, linkiu jums labai gražios dienos, puikaus savaitgalio ir dažniausiai lankykit Tavo Tikslas LT. Jeigu matot, kad šitie video yra naudingi, pasidalinkit, būčiau labai dėkingas. Viso gero.